Kaip naudoti Chemoform vandens priežiūros priemonės deguonies pagrindu? Pirmiausiai pamatuokime vandentiekio pH. Kaip taisyklė, vandentiekio pH yra normalus, tai yra 7,2. Šiuo atveju testeris tai ir parodo. Galime naudoti priemonės. Kas nutinka su vandeniu, jeigu mes nieko nenaudojame 5 dienas? Kaip taisyklė, vandens pH pakyla, tai yra jis pasidaro ryškiai šarminis. Šiuo atveju po 5 dienų vandens pH pakilo iki 7,8. Ką daryti? Kaip sumažinti vandens šarmingumą? Tam naudosime Chemoform pH- granulės. Kaip naudoti granulės? Visų pirma, reikia paskaičiuoti, kiek granulių mums reikia, kad sumažinti šiuo atveju vandens šarmingumą 0,6 dalimis. 15 gramų 1 kubiniam metrui, o būtent MSPA tūris ir yra apie 1 kubinį metrą, sumažins pH apie 0,2 dalis. Taigi naudosime 45 gramus pH granulių. Jas ištirpinsime talpoje, kurią pripildysime MSPA vandeniu ir jau tirpalą supilsime atgal į MSPA. Vandens pH sugrįžo į normą.